užsimanė duonos pasigaminti. Aš šiandien bandžiau su vaikais tą pasaką inscenizuoti, bet mūsų vaikai labai yra nedrąsūs. Tad pagalvojau, gal kas nors iš tėvelių galėtų padėti mums tą pasaką painscenizuoti. Taigi, vieną dieną valstietis arė žemę, kad žemė būtų minkšta, derlinga. Padirbėjęs nutarė pailsėti, atsisėdo ant kelmuko ir išsitraukė duonos kriaukšlį, valgo, o duonelė tokia gardi, toks gardus jos kvapas, kad net vilkas užuodė. Vilkas ateina iš miško ir prabyla. Alkanas vilkas. Vilkas labai alkanas ir prašo. Kokiu man duonos? Duonos turiu tik vieną kąsnį, o avių irgi neturiu. Taip, kad nėra galimybė man su kuo dalinti su tavim. Tu gal eiti miškan, ten gal kų gero rasi. Bet vilkas buvo labai užsispyręs ir visgi išprašė iš valstiečio duonos kriaukšlį. Nu, biški, tau duoda atsargiai. Vilkui labai patiko duona ir jisai užėdęs užsinorėjo duonos pasigaminti. Aber labai reikia daug dirbt. Neaišku, ar įstengsi. Visų dienų ariu. Po to reikia plukti, ko padarysi. Nei tau čia darbas. O suarus žemę. Ar jau galima duoną valgyti, vaikai? Galima. Negalima. Suarus žemę. Taip. Kai suari, tada reikia rugius pasėti. Taip, visi vaikai, rodykit, kaip rugius reikia sėti. Sėjam, taip, čia turime rėti grūdų ir sėjam. Taip, valstietis parodys. Bet tu iš tikrųjų tikrų grūdų, čia nieks neužaugs, jeigu taip sėsi. Čia kažkur tai buvo, mačiau. Tokius rugių grūdus reikia sėti. Mes čia galėtume pavarstyti, bet paskui būtų labai jau kalbai. Taip, tikrai sėti. Kartai, prašau pasižiūrėk, kokie grūdai. Taip, galit paimti po kelis grūdai. Tada reikia palaukti, kol jie užaugs. O kai rugiai užauga, ar jau galima valgyti? Auga. Ne, po to vėl didysis darbas laukia manęs. Va, matai, vilkia, kokie rugiai. Taip. Čia rugių laukas didžiausias, taip? Vaikai visi ateikit čia. Mes būsim grūdai. Visi vaikai ateikit čia. Į viršų rankinės, į viršų. Maršalai stokis. Ten dar grūdas niekaip neprasikala vienas. Rankinės, į viršų. Išaugo dideli, sunoka. Bet tai žinot, kas būna baisu? Ne, tai dar būna audra užeina. Ir bėgiai, ir liūtis. Šornus grūdai. Pravažiuoti? Ne, kombainų neturim kombainų. Ar tai rankinę? Trauk dalgį. Tai reikia vėjo, kad vėl jie tie grūdai pasikeltų. Gerai, pučiam. Paluškai gerai, matyt, gerai. Na, Nu va, atsikėlė. dabar pjautuvo. Nupjoviau tave. Va, į kokias gubas sustatysim. Va. Grūdų pėdus sustatysim. Ai, pėdas tokias taip. Taip, į pėdas. Va. Taip. Nupjauti. Pjovėm, surišom į pėdus, dabar nešam namo. Dabar galit susėsti, vaikučiai. Va.
Taip, šaunuoliai. Nu mes abu pulsim, ne? Kulam su spragintais, tas rūdų varpas, kol iš tų varpų. Vandens daug, reikia va taip būti, kol išbyra visi grūdai. Po to sušluosim, tada vežam į malūną. Taip, na, daug kas nori sužinoti, ar galima valgyti. Galima. Du gaideliai, baltus žirnius kūrė, dvi vištelės į malūną vežė. Dvi vištelės į malūną vežė. Ožys malė, ožka pikliavojo, o ši trečia ožkytėlė miltus nusijojo. O ši trečia ožkytėlė miltus nusijojo. Musė maišė, uodas vandens nešė. Saulė virė, mėnesėlis kvepė. Saulė virė, mėnesėlis kvepė. O tešla? Taip, žiūrėk, tai kokia? Ir jinai turi atsargiai reikia padaryti. Žiūrėk, o čia tešla. Taip, kiek daug darbo. Miltai, taip. Ir čia galite paliesti tešlą. Taip, po to eisit plautis rankų. Taip, ir jūs. Pečian dabar tą duoną reikia. Reikia iškūrenti pečių. Taip. Karštai. Suformuoti duoną. Tokia apvalė, visą laiką duonelę reikia. Va, pasižiūrėkit, kokia graži duonelė. Ir ją iškepti. Žiūrėkite, duonelė yra sutrukinėjusi, ne? O žinot, ką sakydavo senovės lietuviai? Nebūk išsižiojęs, kai kepa duoną, nes jinai suskilinės. Pasižiūrėkit, kokie kepėjai buvo išsižioję. Duonelė sutrukinėjo. Aš kepiau. O ir kepta tada nupjūtina mišką. Taip ir neišmokėt išsikepti duonos. Na, šaunuoliai. Mes žemelę arėme, tėvelį. Arėme. Mes rugius pasėjame, o pasėję laukiame. O rugeliai auga, vis auga jie. Kai rugiai užauga, juos kulame. O nukūlę vežame. Taip, pareikia namo. O nuvežę malame. O sumalę minkome. O suminkę kepame. O iškepę valgome. Labai gerai. Vaikščio vienas įsėmęs, šiaudų pasiėmęs. Vaikščio vienas įsirėmęs, šiaudų kūlį pasiėmęs. Dabar sukamės. Kas turi draugą, tas su savo draugu, kas draugo neturi, tas su šiaudų kūliu. Vaikščio vienas įsirėmęs, šiaudų kūlį pasiėmęs. Vaikščio vienas įsirėmęs, šiaudų kūlį pasiėmęs. O mamos tėčiai, prašau, kas turi draugą,
kartą su savo draugu. O tai visiškas Lietuvoj? Su šiaudų kūriu. Kas turi draugų, kartą su savo draugu. Kas draugo neturi. Dėmesio, marš. Ne tik mušti, bet ir įmesti į skrybėlę. Reikėjo 11. Oi, 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 padainuosi mes sutūpę. Oi, 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 kaip paukšteliai palei upę. Oi, 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 padainuosi mes susėdę. Oi, 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 kaip paukšteliai vienas sėdi. Oi, 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 padainuosim išeidami. Oi, 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 kaip paukšteliai išskrenda. Oi, 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 kaip paukšteliai išskrendami. Oi, 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 oi. Ačiū visiems. Dabar prašome vaišintis. Kas ta mūsų duonelė tikriausiai? Reikia skirti. Pažiūrėsim, ar ne?